Šiandien jiems visi šansai tą padaryti, bet labai daug netekčių dėl traumų abiejose komandose. O čia štai tokia ataka pradeda rungtynės. Svečiai iš Sostinės. Atrodo, per daug tiesiog visko blogo nutinka Mažeikiams. Žinai, čia Kulboka prameta tritaškį. Ir čia Tayloro dėjimas. Palyginčiau Mažeikius kažkiek su Dallaso Mavericks. Joks spaudimas šiandien, jie su labai trumpa rotacija. Visi žino, kad daug žais. Ir metas su pasitikėjimu. Kovenas grąžina kamuolį į žaidimą. Andriusas iš toli neatakavo. Suranda Koveną. Kovenas pabando laimę. 3 taškai. Keičiasi dabar gynyboje mažeikiečiai. Surastas po krepšių minėtas. Ten bandė atsikeisti jau basketė. Matonas paskutiniu metu tokių metimų sunkių atrodo labai daug metų ir labai pataiko. Čia aikštės gynyba iš Mažeikių. Jeffrey Tayloras iš kampo 3 taškai užtikrintai. Atakuoja būtent Žygimantą Bartošių. Gerai laikosi gynyboje jaunasis aukšto ūgis. Bet antrojų šansų Vilkai vis vien pelno taškus. Apsižvalgė, nerado kam atiduoti kamuolį, tai sako, mesiu pats gal tiesiog. Ne pirma tokia ataka tikrai Mažeikių komandoje. Čia minėtos labai lengvai Vilkai renkasi taškus. Pirmieji Fenerio taškai šio vakaro mače. 3 varžovai buvo prie jo baudos aikštelėje, vis tiek atakavo Feneris. Pataiko metimo čia, per lengvai. Geriau šiose rungtynėse, o čia atrodo vėl aikštės gynyba. Kuris tu po žemai, tu štai tokį metimą pataiko. Kartais tam tikrose sezono stadijose apskritai toks visiškas alfa ir omega Mažeikių komandoje Donatas Sabeckis. Ir išsamesni tyrimai, tada tik bus aišku, bet pirminės prognozės tikrai nekokios, nuo 8 iki 10 savaičių. Šis greitas perdavimas į priekį, tolimas perdavimas į priekį, Matonas ten nebespėjo jau sutrukdyti Žemaičiui. Mūsų ekranuose šiandien su 9 jau pelnytais taškais. Andriusas. Perdavimas Miniotui. Dabar gali pasakyti jau, ką norėjai. Ir jau 13 naudingumo balų. Matonas paskutiniu metu atrodo tikrai labai gerai, o čia ir vėl iš baudos aikštelės tiesiog. Ir vėl, tikrai kietai dirba gynyboje Andriusas prieš Kasemetsą. Čia perimtas Austvinsbet kamuolys. Jeffrey Tayloras įpriėmė. Kasemetsas krenta čia. Ir klysta Basket Delamode. Kasemetsui kol kas rungtynės visiškai nesiklijuoja. O čia, jokios gynybos, jokio pasipriešinimo. Matonas stepautas raido 8 taškus iš eilės, praktiškai galima sakyti vienas pats. Taip, ten 2 pražangos ir porą dar Minioto metimų. Justinas Marcinkevičius iš kampo, 3 taškai. Andriusas ieškojo Brukso, vis dar ieško, perdavimas per viršų, nebloga, ten nuo Mando Urkio pagalba. Bruksas sunku metimą išsimeta, bet čia tiesiog jau aikštelėje Dukmailas Matonas. Chauncey Collinsas 16 minučių jau žaidė. Kovenas Bruksui nepersistengė, Matonas tikrai gynyboje. 3 taškai iš 17, Mažeikių Basket Delamode pataikymas, su tokiu tikrai galima gyventi. Arnoldas Kulboka, dešinė ranka, netaikliai, pats pataiso savo metimą. Ties 3 taško linija, bet čia netaikliai. Kasemetsas. Kasemetsas toliau į minusą, nei vieno taiklaus metimo, čia Kavona per skausmus šiandien žaidžia, bet koks gražus Eurostepas jo. Jau su 15 pelnytų taškų Matonas. O čia Arnoldas Kulboka. Urkio metimas per trumpas, Vilkai greitai perina į kitą aikštelės pusę. Kovenas apgavo visus. Irgi nepataiso komandos draugo metimo. Kulboka nieko nelaukęs iš toli, 3 taškai ir vėl kaip aikštelėje, bet atrodo, kad Kavonas bandys užbaigti šią ataką. Netaiklus ir Kavono metimas, pražangos irgi ten nesumedžioja Antony Kovenas ir po to labai lengvai perima kamuolį, o čia norės vėl. Jau tuoj lengviau sveikų žaidėjus bus išvardinti. Žiauroka iš tiesų situacija. O čia tęsiasi veiksmas aikštelėje, Regimantas Miniotas. Su Kmailo Matono stiliumi, kažkaip link krepšio ir taškai krepšyje. Nebuvo tai lengvas metimas. Jeffrey Tayloras iš kampo, gera proga, skėsčio rankom Nojus Mineikis.
Jeffrey Tayloro tritaškis, antrasis šiandien. Ir ten Mineikis nelabai ką gali padaryti. Turi padėti baudos aikštelį ir vėliau spėti grįžti prie Tayloro pačiame kampe. Čia labai lengvai nuspėtas perdavimas. Klysta Basket Delamode. Ir atrodo, kad po biškį bėga Wolves Twinsbet. Andriusas Taylorui. Tayloras atakuoja Jogminą. 2 taškai su pražanga. Va tokia va Jeffrey Tayloro atkarpa. Bet labai sunkus metimas iš po krepšio, nepasiekė tikslo. Vėl greitai perėmė ataką Vilkai. Andrew Andrewsas 3 taškai. Astinis Collinso tritaškis, bet neužkūrė, o priešingai atrodo užgesino tiesiog komandą. Gražus epizodas. Oi, fantastika. Ir čia gražiai Matonas sustabdė Andriuso prasiveržimą. Žemaitis turi mesti paskutinėmis atakos sekundėmis, bet koks gražus kojų darbas. Pirmas porą rungtynių atrodė, kad klausimas, ką jis čia iš vis veikia, bet paskui, kai užsikūrė, tai užsikūrė. Čia Andriuso tritaškis. Tame mače. Neklysti tikrai. Su Šiauliais irgi žaidė kelias minutės, irgi porą taškų pelnė. Pataiko tritaškį. 71-90 Regimantas Miniotas. Dar 2 jo taškai. 9, 2 taškai iš 10 šiandien. Fantastika. Ir vėl tie patys 2 žaidėjai. Kavonas su Miniotu šiandien drasko Mažeikių komandos gynybą ir Kavonas 37 jau dabar naudingumo balais po šio rezultatyvaus perdavimo. Dar viena Basket Delamode klaida. Kovanas dar porą taškų prideda. Naudingumo balų skirtumas tarp komandų didėja. Neatrodo blogas pataikymas, bet tiesiog paprasčiausiai neapsigina šiandien Mažeikiai. 94 praleisti taškai per 35 minutės. Ir čia jau 96 Bruksas prieš Matoną. Miniotas. Kulboka iš kampo, 3 taškai. Ir čia atrodė, kad viena iš tų retų atakų, kai Mažeikiai nelabai leidžia prasiveržti Vilkams, bet Kulboka tiesiog gauna kamuolį, turi šiek tiek erdvės ir pataiko tritaškį. 99 jau. Ir 136 Wolves Twinsbet naudingumo balas, čia ir 137. Čia ieškojo pražangos. Ir tikrai turbūt šitų varžybų nežiūrės kiti varžovai, todėl galbūt bando ir nuslėpti kažkokius dalykus. Andriusas 2 jo taškai iš po krepšio. 5 pralaimėti mačai paeiliui. Ir šiandien tikrai daug to pykčio, panašu ir apmaudo išliejo. Be pasiūlyti visas 40 minučių. Taip, 2,5 kėlinio, sakykim taip, davė kovos Basket Delamode paskui.